pagrindas yra oro pagalvės. Tos oro pagalvės jos prisipučia ir pagal inkubatoriaus svorį jos nusireguliuoja tokį, pasirenka tokį režimą, kuris leidžia tam inkubatoriui suptis, ta prasme. Inkubatorius supas ir tokiu būdu jisai išvengia bet kokių duobių, sakykime, amortizuoja. Ir aišku, vienas iš turbūt pačių svarbiausių dalykų tai yra patys neštuvai, kurie pats vežimėlis, ant kurių sumontuota visa įranga, automatiškai įsiskleidžia, jisai yra labai stabilus, jokių galimybių, kad jisai gali kažkokiu tai būdu parvirsti. Turint galvoj, visa įranga sveria apie 200 kg. Naujagimis gali sverti 500 gramų, bet įranga visai jam pervežti yra pakankamai sunki. Tai personalui irgi čia labai patogu yra ir tas vežimėlis, jisai, kaip jau minėjau, pats išsilanksto, pats susilanksto. Paprastai šnekant, jokių žmogiškų pastangų fizinių nereikia, kad tą visą kompleksą iš mašinos išimti arba atgal į mašiną grąžinti. Ir kaip jau sakiau, saugumas didžiulis naujagimiui dėl to, kad nėra pavojaus, pavyzdžiui, nei žiemą, nei vasarą, kad tas vežimėlis su naujagimiu ir inkubatorium galėtų kažkokiu tai būdu apvirsti. Tai va šitas dalykas mums, aišku, yra labai svarbus, nes jisai leidžia garantuoti kokybišką, saugų naujagimio pervežimą.